Viso šito pratimo esmė yra pažinti tai, kas yra. Pažinti visus mano niuansus. Bet jeigu aš imu tą sakinį, aš jaučiuosi nemylima, o kas už jos slepiasi, o kada jaučiuosi nemylima, o su kuo jaučiuosi nemylima. Prisimint momentus, o va tada tai jaučiuosi mylima. Arba va su tuo žmogum tai man norisi būti ir būti, nes su juo aš mylima, o kodėl tada aš su juo mylima? O koks skirtumas tarp to žmogus ir kitų? O kaip aplinkybės kitokios galbūt? Arba kaip mes skirtingai bendraujam, ar gal mes iš viso juo nesikalbam, gal dėl to aš jaučiuosi mylima. Eiti į pažinimą. Kas yra už to? Pažinti, nekeisti, neteisti, nenorėti geriau, susipažinti. Susipažinti, suprasti, kodėl, iš kur tai ateina. Ir tada truputėlį, keičiant sakinį, jį arba praplenčiant, arba susiaurinant, mes po truputėlį galime eiti ten, kur norime nueiti. Ir prisijaukinti tą mintį, kurią norime apie save prisijaukinti. Bet kaip ir minėjau, labai svarbu įsisąmoninti, kad procesas yra daug vertingesnis už atvykimą į tą mintį, nes procese mes draugaujam su savimi. Mes save mylim, mes save pažįstam, mes save priimam.